Ralių žinios ir aš, Donatas. Šią savaitę mūsų mokykloje viešėjo Erasmus Plus dalyviai iš Ispanijos bei Italijos. Savo viešnagės metu svečiai apsilankė Kryžių kalne, pabuvojo Palangoje bei Nidoje. Nidoje viešbučio konferencijų salėje buvo pristatyti mokinių darbai apie migraciją Europoje. Taip pat jie aplankė Lietuvos sostinę Vilnių, kuriame Europos informacijos centre klausėsi paskaitos apie jaunimo galimybės Europos Sąjungoje. Paskutinę viešnagės dieną projekto Erasmus Plus dalyviai apsilankė Jonavos savivaldybėje. Svečiams mūsų kraštą primins savivaldybės administracijos dovanotos knygos apie Jonavą. Dvi mūsų gimnazijos komandos, BUM bei FIGA, dalyvavo nacionalinėje mokinių mokomųjų bendrovių mugėje Vilniuje, prekybos centre Ozas. Komandos pateko tarp 10 geriausių mokomųjų bendrovių Lietuvoje. Ketvirtadienį buvo didelė šventė mūsų 12-okams, paskutinis skambutis. Galima buvo pamatyti per miestą važiuojančius 12-okus, kurių priekyje važiavo karieta. Aktų salėje vyko paskutinė klasės valanda, o vėliau šventinis renginys. Paskutinio skambučio šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro, Seimo nario Rimanto Sinkevičiaus patarėja Laima Slovikienė ir Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis. Ketvirtokams šoko, dainavo bei prasmingas mintis skyrė trečiokai. Mokyklos kiemelyje buvo pastatytas dar vienas suolas bei pasodintas geltonasis šermukšnis kaip dovana nuo abiturientų mokyklai. Pirmadienį vyko renginys būsimiems pirmokams. Renginio pradžioje direktorius pasveikino visus atvykusius, o tuomet visi draugiškai pažaidėme kelis susipažinimo žaidimus. Vėliau būsimieji pirmokai turėjo pasukti galvas protmūšyje, o tuomet visi pajudėjo šokio ritmu. Galiausiai laukia smagi staigmena – futbolas su banterbolo kamuoliais. Tai kaip jausitės? Ar patiko? Labai patiko. Ar būsite raliečiais? Su jumis buvo ralio žinios, o mes jums linkime geros paskutinės mokslo metų savaitės bei 2 ir 4 klasių mokiniams didžiausios sėkmės egzaminuose.